beieškant radvilų pėdsakų. Biržų pilis – vienintelė Lietuvoje išlikusi renesansinė bastioninė pilis, istorijos ir architektūros paminklas, kuria siekdamas apsaugoti šiaurinės Lietuvos sienas ir savo valdas, 16 amžiuje pastatė žymus tų laikų Lietuvos didžiosios kunigaikštystės etmonas Kristupas Radvila Perkūnas. Švedų karų metu pilis buvo ne vieną kartą sugriauta. Tvirtovės rūmai atstatyti 1989 metais. Nuo tada jose įsikūrė Biržų krašto muziejus Siela. Muziejuje sukaupti unikalūs eksponatai, pasakoja apie Biržų krašto istoriją ir kultūrą, archeologinius radinius. Čia galima pamatyti gausią monetų, senų muzikos instrumentų kolekciją, unikalius senosios ir naujosios tautodailės rinkinius, autentišką 17 amžiaus pabaigos koklinę krosnį. Muziejuje gausų 16–17 amžiaus raštų ir dokumentų. Pilyje rengiamos dailės ir liaudies meno parodos, vyksta įvairios edukacinės pamokos vaikams. Suaugusiems pristatoma edukacinė Žaldokalos programa su etnografiniais elementais, lydima folkloro grupės dainomis ir šokiais. Biržų kraštas nuo seno garsėja aludariais ir ypatingu alumi. Biržų alaus darykla, įkurta 1686 metais, viena seniausių Lietuvoje. Po Pirmojo pasaulinio karo sugriauta Biržų alaus darykla buvo atstatyta. 1996 metais ji tapo savarankiška įmonė. Jai sugrąžintas senasis vardas – Biržų alus. Rekonstrukcijos metu Biržų alaus darykloje rastas senas 1882 metais pastatytas rūsys. Dabar autentiškame rūsyje priimami lankytojai. Čia eksponuojamos senosios alaus daryklos nuotraukos, lankytojai gali susipažinti su alaus gamybos subtilybėmis, sužinoti apie čia gaminamas alaus rūšis ir jų paragauti.